probacijos tarnybos misija, tai yra ne tik bausmių vykdymo sistemos uždavinių įgyvendinimas, tačiau ir pagalba asmenim ir kartu pakartotino recidyvo arba visuomenės saugumo užtikrinimas. Šiuo metu probacijos tarnyba vykdo virš 14 000 asmenų priežiūrą. Per pusę jų yra lengvesnio pobūdžio baudžiamo poveikio priemonės, kita pusė yra bausmės, probacija ir lygtinis paleidimas. Ir jeigu kalbėti apie probuojamuosius, tai šiuo metu įskaitoje yra pusmečio ataskaitų duomenimis 3000 probuojamųjų apie. Probacija uždėdama tą apykoją duoda tau tiesiog pasikeisti. Dar gal tikisi, kad bus geras žmogus. Mane bendrai gyvenime motyvuoja tėvas, mama, brolis, sesė, dėdė, tetos. Turiu mylimą žmogų namuose. Tiesiog esu dabar laimingas. Ir kažkaip, ką žinau, nenorėtųsi, pavyzdžiui, jos palikti vienos namuose, nuvilt nesinorėtų. Jo, tai yra svarbu, nes kažkaip tai ten nei tavęs nei apkabins, nei pamatys, nei dar kažką, bendrauji tik per taksofoną 15 minučių per dieną, 2 skambučiai į savaitę, tai koks čia tas bendravimas, o čia nuvažiuoji, apkabini, pasišneki. Elektroninio monitoringo stebėjimo sistemą sudaro programinė įranga ir techninė įranga. Techninė įranga sudaro asmens identifikavimo įrenginys, kitaip vadinamas apykoje, kuris yra dėvimas prižiūrimo asmens ir kuris siunčia signalus apie jo buvimą nustatytų laiku nustatytą vietą. Prižiūrimo asmenų gyvenamose vietose arba darbo vietose, kitose vietose, kurie privalo būti, yra statomas vadinamasis namų įrenginys arba bazinė stotelė. Taip pat sudaro techninė įranga stebėjimo sistemos papildomi elementai, tai yra asmeniui išduodamas komforto elementas, mobilus apykojės įkroviklis ir mūsų darbinė techninė priemonė, tai yra, kurią mes dirbame su apykoje, atrakiname, užrakiname ir atliekam kitus veiksmus. Įstatymas numato bendrasis pasiekmes probuojamiesiem asmenim, kad nevykdant intensyvios priežiūros sąlygų arba darant pažeidimus, tiesiog intensyvios priežiūros terminas yra tęsiamas. Darant tolimesnius pažeidimus arba darant grubius pažeidimus, teismas grąžina asmenį atlikti neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį. Arba probacijos tarnybos teikimu panaikina bausmės vykdymo atidėjimą. Kitoje asmenų grupėje, kuriem yra skirta intensyvi priežiūra, tai poveikio priemonės yra beveik tokios pačios, tai yra teismas gali paskirti papildomų pareigų arba pakeisti paskirtą intensyvią priežiūrą areštu. Tiesiog miegojau, pamiršau pakrauti, užmigau ir tiesiog jinai pradėjo vibruoti ir aš atsikėliau. Tada supratau, kad ją reikia pakrauti. Tiesiog skambina tas elektroninis stebėjimas. Ir praneša, ar ten, pavyzdžiui, ar tu kažką pažeidai, ar ten neten nuvėjai, arba tau ją reikia pakrauti. Gal iš tikrųjų gali atrodyti, kad intensyvi priežiūra arba elektroninio stebėjimo priemonių taikymas asmenų priežiūroje yra labiau kontrolės priemonė, tačiau tiek pasauliniai tyrimai, tiek tą, ką pastebi probacijos tarnyba ir analizuoja, kad intensyvi priežiūra iš esmės yra asmens socialinių įgūdžių tinkamas formavimas, jo dalis ir socializacijos, tai yra tiesiog įmokant ir įpratinant tinkamai planuotis savo gyvenimą, laikytis dienotvarkės ir kryptingai planuotai siekti užsibrėžtų tikslų. Kiekvieną kartą, kada sistema generuoja pažeidimą, visose pažeidimo lygiuose yra pirmiausia aiškinamasi pažeidimo aplinkybės. Galim tik pasidžiaugti, kad Teisingumo ministerijos priimti sprendimai, savalaikiai sprendimai, lėmė tai, kad probacija tampa atskira tarnyba. Tarnybai, kurią tikrai norisi investuoti ir tam tikros lėšos ateinančios jos investavus į skaitmeninę kontrolę duoda efektyvų rezultatą. Galim drąsiai sakyti, kad probacija tai ateitis bausmių vykdymo sistemos.